Sveiki. Šiandien galasim Teljasus Fujiwara peilį Santoku plieno Shirogami. Fujiwara tai toks legendinis kardų meistras, gamina ir peilius. Pagaminta taip gana grubiai apdailai, tai tokie aštrūs kampai čia ir čia, kaip nėra išlyginta tokia duobė. Žodžiu, išvaizdai dėmesio mažai skirta, čia irgi taip apdorota grubiai, nuolydžiai, ką viskas tvarkingi. Čia yra kažkoks defektas, jaučiasi netgi dirbant, čia korozija arba kalant kažkoks. Po mikroskopu, kaip matom, naudotasis apie porą savaičių. Tai vaizdelis toks, aišku, nėra dar reikalų galąsti, spjauna gerai, bet mes norim pagaląsti. Pirmiausia, paimsim kinkų ir praeitą kartą su milteliniu plienu ten pasirodė nekaip, tai pažiūrėsim, kaip dirba su angliniu. Ir pratestuosim porą natūralių. Ir plius dar užbaigsim tą, kur baigėm su 6000 kingų, tai finišas nepatiko man. Tai jeigu jau su kingu būtinai palikt, tai 4000 geriau pjovė. Bet mes tą pataisysim su natūraliu akmeniu, nes su natūraliu blogai nebūna. Būna gerai arba labai gerai, ką mes ir įrodysim. Nustačiau kampą 14,85. Bus 30 pabaigoje. Pradėsim nuo King Hyper 1000. Minkštą peilį, nes man jis labiau patinka, tai su juo įdirbsim. Aišku, greitis jau visiškai kitas, čia ne miltelinis plienas. Kad ir kinų užgrūdintas, bet tai tiek sudėtis jau. Po mikroskopu matom, kad viskas puikiai. Pasiekėm viršūnę, ką padirbėjom porą minučių ir viskas. Ten nedidelis tas taškėlis likęs, bet tai ne paskutinis akmuo, tai tikrai nusiims. Tai kaip matom, su angliniu plienu tai dirba puikiai. Kingas 1000 minkštas. Japoniškiem bus geriau minkštas, nes jie vis tiek yra linkę tokiam trupėti, užgrūdinti sausai. Tai būtent tai, ko reikia japoniškiem, tai geriau imti minkštą. Ką aš ir padariau, tai jis toks šviesesnis ir dėžutė, su tokia, jeigu hieroglifų neina pažinti sunku, tai su tokiu baltu užrašu. Sekantis bus Shobudani Karasu. Testuoju, ne kartą, dirba gana greitai ir gerai. Tai mes iškart nesikuklinsim, imsim iškart po 1000 su juo ir pradėsim. Ir dar paimsim nagurą pradžiai, nors gal ir nereikia. Bet pratestuosim atsu, pati grubiausia iš nagurų, tai peiliai pats tai, ko reikia. Peiliam, šiaip ir britam japonai nerekomenduoja, bet bandžiau, tai nieko blogo nenutinka, nes jis tokia minkšta labai, tai ten padarytų kokius skilimų, tai nebūna taip. Bent tas konkretus egzempliorius, tai gal ten būna kokius miltelių daugiau ar panašiai, tai gal dėl to nerekomenduoju. Nelabai stabilu čia pas mus ir ne visiškai akmuo toks lygus. Ką čia mums padarius?
Ir darysim 14,9 kokius, ne? Jei neprieštarausit. Rodžiau, kaip jauna, tai 1000 tai pasitaisom. Šlatas. Kaip matom, jauna. Rankšluos įstringa ten, kur yra defektas, o kur nėra. Nu ką, pradedam su šabudaniu. Dabar tai daugiau dirbs nagurą, aišku, bet ir prieisime reikia šabudanių. Ir reikia akmens. Mes norim, aišku, kad mus dirbtų. Mes stengiamės, kad patektų po ašmenim būtent suspenzija. Tai va. Po mikroskopu žiūrim, kas su nagura gavosi. Tai nu, kaip eina geryn, beveik viskas išvalyta, tai kaip. Žiūrim, kaip jauna. Normaliai, sakykime. Nu, bet, aišku, ant švaraus akmens turėtų gautis geriau. Tai akmuo apie 4 kietumas toks švelnus paviršius, kaip daugumos japoniškų. Nu, ne 4, 4,5, tai daugiau duočius. Suspenzijas jis pats visiškai beveik neįskiria, bent jau matomas. Kažkiek, aišku, jis yra, bet taip, kad aiškiai būtų matoma, tai nėra. Lotosų žiedai vadinami kaip suitum būdingi. Čia yra toks daugmaž miksas ir yra negrynai karasų, bet toks suita ir karasų miksas. Netoks neklasikinis, sakysim, karasų. Mikroskopu matom, kad ne taip kaip suspenzijas tokie, nu, tie visi grioveliai tvarkingesni, turėjo kažkokią kryptį. Tai atrodo kitaip. Ir pjaut turi, aišku, kitaip. Pjauna. Ir raukšlas taip pat. Parodysiu iš arčiau lotusai, kaip atrodo viskas. Gražu. Na ir paskutinį paimsim, aišku, nėra reikalo, bet įdomu. Čia yra okudo suita.
Tie juodas dėmės, va čia kažkokie kiptų, jei važiuot su kampu, su to išlinkimu. O ta pusė maž visiškai švarlė. Na, yra čia tokių. Planą šiek tiek pakeitimų. Nes vis tiek galvoju, reikia pabandyti, kaip dirbs, kaip laikys. Tai paimsiu kinišką M390, kur užbaigim su Tingu 6000 ir mums nepatiko finišas. Agresijos aiškiai trūksta, tai gelkodo suita ir kiniškas M390. Iš pradžių paspausim, aišku, padirbėsim. Atsakas labai švelnus, bet toks negrubus, ne taip kaip kokio Arkanzasų, taip nėra tokia pojūčia, kad gali ten pradėti rūpėti, kažkas įsiekia švelnus atsakas. Kad ir kietas akmuojas netoli 5, taip 4-8 duočiaus, 7 gal. Suspenzijas neįskiria. Atrodo, kad nedirba, bet jis aišku dirba, aš niekiek to nebejoju, nes pažiūrėsim po mikroskopu. Turi skirtis nuo šubudanį smulkesnis jis. Kampas čia 14 laipsnių vieną pusę, tai 28 bus vis. Tai va. Žiūrėsim, kas gausis. Ilgis, aišku, toks būt geriau, daugiau. Mes nelabai telpam, bet įsiversim. Galima sunkiai sudėsiais, čia bus viską galim sau leisti. Laipsnių mažinam spaudimą. Ir pabaigai lengvai sudėsiais ant odos. Nuimam galima užvartą, jeigu liko tokia, nes ant natūralių kaip ir nelieka. Po mikroskopu vaizdelis normalus, yra kažkoks skilimas nedidelis, tai bet pjaut turi normaliai. Ką ir patikrinsime. Kaip matom, nesunkiai susitvarko natūralūs akmenys ir su milteliniu plienu. Kaip pjaunu. Na, va, peilis toks. Grubus toks satinas labai. Čia duobėjai. Naudotas. Mano naudotas. Tiek šį kartą. Dėkui už dėmesį, iki.